Niekas neruošta. Nu tai jūs, kameras. Tai ką, antroji diena, kaip ir minėjau, varysim filmuoti podcastą, tai nusivesiu jūs kartu, parodysiu biškį užkulisių. Realiai dabar belieka susikrauti visą įrangą, susidėti į mašiną, nuvažiuoti vietą, susisetapint ir tada galėsim filmuoti. Čia iš vakar dienos dar šiek tiek įrangos reikia susipakuoti. Jau kažkiek kameras susirinkau, dar objektyvus pasiimsim, stabilizatoriaus nereiks. Tuo pat parodysiu viską, ką naudoju filmavimams. Savo filmavimo įrangai naudoju būtent tokį čimodaną. Jisai realiai yra skirtas kosmetikai susidėt, kosmetologinis čimodanas. Bet aš visai puikiai priderinau ir įrangą. Jame turime vieną kamerą, turime dar vieną kamerą, tada turime Blackmagico AT Mini Pro ISO pultą, turime dar vieną kamerą, dami baterijų visokių, laidai, laideliai. Žodžiu, čia toks pirmas skyrius. Nusiemam viršutinę dalį, kur matome mano visus HDMI laidus. Tada turime raudo podmaikus. Pats paskutinis skyrelis, kur laikau prailgintuvus, kur laikau maitinimo laidus, lempas pačias. Tai čimodane maždaug tiek telpa. Tada turime tokį Car Vertical Egiboy maišelį, kuriam laikau mikrofonų stovus ir šitą roadcasterį, kuriam reguliuoju mikrofonų garsą ir panašiai. Kadangi čia yra toksai iš esmės biudžetinis setupas podcastų filmavimam, tai nusprendžiau eiti Lumixo keliu, kadangi jau 5 metus filmuoju su GH5S kamera ir esu puikiai susipažinęs su jos parametrais, galimybėms, settingais, tai nusprendžiau eiti GH5 keliu ir likusias kameras nusipirkau GH5, kurios palyginus tikrai įspūdingai filmuoja. Jeigu kalbant apie pačius objektyvus, tai nieko atskirai būtent podcastam nepirkau, tik tais, kai pirkau vieną GH5, pirkau su kitiniu objektyvu, tada naudoju vieną anamorfiką, kurį sutvarkau poste, tada naudoju Samyango biudžetinį cinema lensą, kurį kadaise pirkau ir aišku savo darbinį arkliuką, su kuriuo realiai viską filmuoju. Tai čia yra Olympuso nuo 12 iki 40 mm objektyvas. Tai kodėl podcastai neperka savo įrangos, nes vis tiek dažnai filmuoja ir panašiai. O todėl, nes viską susipirkti yra ganėtinai brangu ir dauguma podcastų nenori tiek investuoti, ypatingai pradžioje, kai nežinai, ar podcastas bus sėkmingas ir ar iš viso atsipirks. Tai kiek kainavo viską man susipirkti? Kadangi kai ką pirkau naudotai skelbimų, kai ką pirkau naują ir tų kainų jau tiksliai neatsimenu, tai tiesiog preliminariai sakysiu naujų kainas. Panasonico GH5 kamera apie 1000 eurų, tai jos yra 3. Tada GH5S kamera, kuri yra šiek tiek brangesnė, jinai kainuoja apie 1500, o objektyvai. Tai turime Samyangą už 400 eurų, tada Sirui anamorfikas, kuris kainuoja apie 700, man rodos. Šitas kitinis objektyvas, nežinau, tiesiog prie nemokamų įrašysiu. Objektyvas, per kurį dabar filmuoju, tai kažkas apie 500 eurų, sakyčiau. Tada turime Atomo Shinobi 5 colių monitorių, kuris kainuoja 300 eurų. Tada Blackmagico pultas, už kurį mokėjau, man rodos, apie 530 eurų, kažkas tokio. Roadcasteris, kurio kainos vapšė neatsimenu, tai tiesiog pamatysite ekrane, kiek kainavo. 3 podmaikai po 100 eurų. Kiekvienam iš jų dar po vieną armą, kuris dedasi ant stalo, taip pat apie 100 eurų. Išorinė SSD kortelė, kuri kainuoja apie 70 eurų. Tada 2 tokios lempos, kuriomis ir apšviečiu visą podcastą. Ir tada yra stovai kameroms, lempoms, kurių bendra suma siekia apie 400 eurų. Taip pat turime 2 softboxus, vienas apie 140 kainavo, kitas gal 30 eurų. Ir dar visokie laidai, laideliai, adapteriai, visokios smulkmenos, kurių yra ganėtinai daug ir nenoriu kiekvieno iš jų analizuoti, bet bendroji sumoji kažkas apie 200 tai tikrai sieks. Ok, vien tam, kad jums parodyti visą įrangą, dabar iš naujo reikės viską krautis, dėtis ir važiuoti. Tai turime po 2:41, ką tai reiškia, kad jau už 1,5 valandos reikia būti vietoje, kur ir filmuosim. Tai nieko nebelaukiu, viską dedu į tašes ir važiuosim. Man reikia greičio, prezidentinio saulėlydžio, religinio engagement.
Yeah. Man reikia greičio, prezidentinio saulėlydžio, be etikečių mes taip žaidžiam. Vat, viskas susidėjom, pasiruošėm, realiai dabar važiuojame į filmavimą, kur pati studija yra dėl savaime suprantamų priežasčių nerodysiu. Dėdas toj mane išleis iš garažo. Okay, let's go. Gerai, tai kas man labiausiai nepatinka vežantis įrangą, tai kad turi žiauriai atsargiai vairuoti, nes vos kokia dobelė, vos koks teigesnis posūkis, iš karto girdai, kaip bagažiniai tiesiog viskas vartosi, viskas trankosi į senelės, ta prasme. Ir man visą laiką yra tokia fobija, kad vieną dieną tiesiog atidarysiu lagaminą ir kokią kamerą bus išsitaškis, tai tiesiog visą laiką, kai išgirstu tą garsą, viskas labai brangiai skamba. Bet tai orelis šiandien pasaka. Gerai, pašnekėjau apie dalykus, kurie skamba brangiai ir dabar važiuodama žiedė susukau vairą ir pradėjau girdėti, kaip kažkas pakaboja brašką tiesiog. Nepirkit Audi. Nebent Teresa. Arba A5. Arba Esus visus. Arba A7. Šitos galit pirkti. Bet Audi nepirkit. Man reikia greičio, prezidentinio saulėlydžio, religinio engageo. Džiulė, labas. Man reikia greičio, prezidentinio saulėlydžio, be etikečių mes taip žaidžiam. Man reikia greičio, prezidentinio saulėlydžio, žiūrinčio kryžius kaip kalniečių. Man reikia greičio, prezidentinio saulėlydžio, laikai valiutą keičia, mes žolę. Bet tu patyrus truputėlės, ne? Geriai. Kas yra? Kodėl man... Nepradėjai kartyti. Aš čia taip sustambėjai tiesiog. Ktanach. Šiandien turim... Filmavimas jau pabaigtas, yra 7:30 vakaro, tai belieka visą įrangą susikrauti atgal ir važiuoti namo. Tai va, tokie tie podcast'o užkulisiai. Kas vyksta už kameros, labai rodyti ir išsiplėsti nenoriu, nes už kameros dažniausiai norim pailsėti, atsigauti ir šiaip pabendrauti, o podcast'o metu jau matot patį kontentą. Tikiuosi bent kažkam tapo aiškiau, kaip tie podcastai filmuojami, kokia įranga yra naudojama. Tai va, džiauriai nusikaliau šiandien, dar reikia sumontuoti šitą video ir susimatom tada rytoj. Jeigu patiko šitas video, tai paspauskit laiką. Jeigu nepatiko, parašykit, kodėl nepatiko. Gal turit kokių pasiūlymų, ką galima dar nuveikti. O rytoj ką veiksiu, dar nežinau. Tai va, nepamirškit prenumeruot kanalo ir iki ryt.